Mano laikais gal nebuvo taip akcentuojama, o dabar visokios akcijos, savaitė be patyčių, mėnesis be patyčių, išvis be patyčių. Tai yra sveikintina, pagirtina, su to reikia kovoti. Kovoti su patyčiom yra gerai, kaip kovoti, nesityčiot, ne? Bet turbūt tai labai sudėtinga sužiūrėti, tai kovoti su patyčiom pačiam žmogui, iš kurio yra tyčiojamasi, manau, yra geriausia nuleisti negirdomis arba atsakyti šypseną. Galvoju, kad žinomiems žmonėms, truputėlį žinomiems žmonėms, šiaip žinomiems žmonėms yra, jie kiekvieną dieną patiria patyčias, po kiekvienų straipsnių yra tūkstančiai komentarų, iš kurių gal tik tai 100 yra teigiamų, o visa kita yra pasityčiojimai iš žmogaus, iš gyvenimo būdo, iš šeimos, iš vaikų galų gale. Tai tikrai niekas neapsaugotas nuo to ir kiekvienas kovoja skirtingai. Vieni neskaito komentarų, kiti skaito, bet nekreipia dėmesį, kiti užsiaugina storą odą ir niekam nerūpi, kas apie juos kalbama. Kaip tėvas, kaip ir visi turbūt tėvai savo vaikus auklėja to, ko kaip norėtų, kad jie užaugtų, tai būti mandagiems, be abejo nesityčioti, būti paslaugiems, būti viso ko geriausiu. Tai kol kas dar tas amžius nėra toksai, sakykime, 7-3 metai, gal 7 metų mano sūnus jau žino, kas yra patyčios, gal kažkaip sako, kad ten darželė, ten, sakykime, su tuo nedraugaujam, su tuo. Tai tiesiog kalbos forma visada geriausia yra kalbėtis, aiškinti, pateikti pavyzdžių ir niekas nenori, kad iš jų tyčiotųsi. Tai jeigu nenori, kad iš tavęs tyčiotųsi, nesityčiok iš kitų.